konstituciją priėmėm, taip sakant, bent formaliai atsisakėm tos tarybų Lietuvos, jau pradėjom gyventi pagal savo modernę konstituciją, ten atsirado prezidentų institutas, bet nuo 92 iki 2004 metų viso labo yra tik tai, kiek čia yra, 8 ir 4, 12 metų. Nu tai kur tu per 12 metų, kokią tu politiką sukursi? Nieko, mūsų politika Antrosios Respublikos numirė neužgimusi, jinai pradėjo gimti, tas vaikas, taip, jinai numirė neužaugusi, užgimusi galbūt, bet jinai neužaugusi. Jinai gimė, žodžiu, Sąjūdžio metais kartu su to tarybiniu žmogum, paskui su ta mūsų Respubliko, kovo 11 Respublikos gimimu, su 92 metų spalio 25 konstitucija ir panašiai, bet jinai neužaugo. Jinai, tas kūdikis į žmogų neišsivystė, jeigu taip, į politinį žmogų. Ir mes jau 2004 jau mes jį numarinom. O jį numarino Seimas labai aiškių simbolinių gestų, kada nubalsavo neperskaitęs už ES konstituciją. Tai buvo viskas. Tai buvo mirtis. Tai buvo tos mūsų gimstančios, netgi vaikiško amžiaus tik sulaukusios, pradėjusios lankyti pirmą pradinės mokyklos klasę lietuviškos politikos mirtis. Ir nuo 2004 metų, nuo to prabalsavimo, ir paskui nuosekliai kiekvienais metais mes ją labai sėkmingai, labai rūpestingai, prižiūrėdami mes ją marinom tiesiog kaip ligonį, paglostydami galvą, žodžiu, duodami jai, žodžiu, tam tikrų dozę vaistų. Aš suprantu, atėjo socialdemokratų valdžia, paskui ateis konservatorių valdžia, konservatoriai kaltins socialdemokratus, socialdemokratai kaltins konservatorius, o kas kentės? Lietuvos valstybė. Tai yra mes su jumis. Štai ir viskas. Tai yra super neatsakingas žingsnis. 89 metais LTSR aukščiausioji taryba, pirmininkaujama Brazausko, man atrodo, tada, ar Šepečio, dabar jau nepamenu gerai. Lapkričio mėnesį, o gal tai buvo net 88, nesmė galų gale, bet tai buvo iki kovo 11, dar LTSR aukščiausia taryba, priima nutarimą, kad Lietuvos įstatymai yra viršesni už Tarybų Sąjungos įstatymą. Ir tai buvo mums didžiulė šventė, mes sutikom tos deputatus aplodismentais, buvo iškilmės Vilniui ir ne tik. Mūsų įstatymai pasidarė viršesni už Maskvos. O šiandieną mūsų įstatymai nėra viršesni už Briuselio. Ir aš manau, kad kada vėl jie pasidarys viršesni, vėl reikės tokio Seimo, tokios politinės valios, kai buvo 88 metais, nes kitaip nebūna gyvenime. Kažkodėl tada buvo džiaugsmas, kad įstatymai pasidarė viršesni už Maskvos mūsų. O dabar mes net nepastebėjom, kaip atidavėm atgal šitą teisę. O atidavėm vėl dėl tų pačių priežasčių. Vienas dalykas, mes vis dar esam įsimylėję tą savo susikurtą Europos Sąjungą. Šitas referendumas 2004 metais gegužės mėnesį buvo ydingas, jis iš esmės yra niekinis. Jeigu žiūrėt teisiniam kontekste ir jeigu kelt kur nors, sakykime, jeigu būtų vėl dabar politinė valia kelti bylą dėl šito referendumo neteisėtumo, kur nors tarptautiniam teisme, tai aš manau, visi argumentai būtų mūsų pusėje. Nes prisiminkim šiek tiek tą patį referendumą. Pirmiausia, buvo priimtas specialus įstatymas tik šitam vienam referendumui. Tas pats beje buvo ir Lenkijoje, ir kitose valstybėse. Čia mes nebuvom kažkokie originalūs. Visur veikia tie patys procesai. Kitaip sakant, jis buvo 2 dienas. 2 dienas. Bet net antros dienos, antroji pusėje paaiškėjo, kad neteina reikiamas kiekis žmonių. Ir tada buvo mestos jau visiškai, nepadorios tokios pastangos per maksimą su tais alaus buteliais ir milteliais skalbimo.
buvo viliojami žmonės. Jūs įsivaizduokit, jeigu rinkimuose kokį nors partiją šitaip elgtųsi. Vat paskutiniuose rinkimuose ten kažkuri partija buvo, kažkokiai lokaliai buvo ten pagauta už rankos, kad kažkokį ten, nežinau ką, parkeriukus dalino. Ir tai jau koks triukšmas kilo ir panašiai. O čia buvo masiškai, per televiziją, kviečiami žmonės į parduotuves, pasimti alaus butelius. Ir tuo pačiu pabalsuoti, suprantate. Aš manau, kad tiems, kurie turi šiek tiek sąžinės, turėtų būti gėda dėl to, ką jie darė. Bet, kaip sakau, politinė valia visada lemia viską. Žmonės dažnai įsivaizduoja, kad štai teisinė norma, jeigu įrašysi į konstituciją ar kur nors į įstatymų sąvadą, tai ta teisinė norma jau pati savaime veiks. Mylėjai mano, teisinės normos veikia tik tiek, kiek už jų stovi politinė valia ir noras laikytis tos teisinės normos. Ir nesilaikymas tų teisinių normų ir politinės valios kitimas, tai yra ištisa žmonijos istorija.